Kaip pafilmuosiu dar kaip, nu šitų tokių, žinai, už dangalų. Pirmadienis. Buvo 6 ryto atsikelta, pasportuota, tada kavos atsigerta, tada vėl kavos atsigerta, papietauta ir važiuojam. Variantą gavom, pasiūlė žmogelis automobilį, pasiūlė per žmonės, pas kuriuos aš jau esu nupirkęs 3 automobilius. Jie rekomendavo mane, nes sakė, kad tvarkingiausiai perku mašinas, greičiausiai ir už didžiausią kainą. Va taip tiesiai šviesiai ir pasakė, net pas žmogų pasijungsim ir paklausim, ar aš jums sumelavau ar ne. Nu, jeigu nupirksiu, bet turbūt nupirksiu. Tai važiuojam žiūrėti Volvo XC70. Bet Volvo neturi technikinės. Bet taip sakė, geras automobilis, tiesiog baigęs technikinį ir jam kaip jisai ir nebereikalinga. Tai važiuojam pasižiūrėsim, kas ten likę iš jos ir galimai, kad mes automobilį galbūt tą nupirksim. Tada paklausim pas žmogų, iškart galima filmuoti, būtinai pasijungsim pas jūs. Ką dar norėjau pasakyti, Noriu visiems ir jums padėkoti už peržiūras ir viską, nes šiandien turim pirmadienį, vakar išėjo serija, man paskambino gal iki 10 žmonių ir visi pagyrė, kad buvo gera serija. Aš matau, kad jums įdomu ne tik kaip aš važiuoju pirikūpinu, dar ten ar taip kažką veikiu, ar dar kažką veikiu, kad jums įdomu ir tas visas procesas. Tai tas mane džiugina. Dėsim viską, ta prasme, ir ten pafilmuojam, ir pavalgom, gal ir kūrų užsipilam, ir kavos, išgeriam, dar kažkur kažką veikiam. Reikia rodyti žmonėm, matau viską, nes jiems patinka viskas. Sakė, praeitą seriją, šiaip iš visų serijų, tai praeitą labiausiai. Čia man visi draugai, visi gyrė, sako, nu, tipo, faina, smagu žiūrėti. Kas čia buvo atvažiavę žiūrėti, čia pirikūpai kažkaip buvo ar kas? Čia pas mus ir tokie, žinai, kaip ir visur gudragalė, Rūdiškėse. Sako, važiuokit, pasižiūrėkit. Žinai, žiūrėjo. Jie žino, kad aš mašinose suprantu ir kažkada pats varinėjau. Nu, lenkiškai, nei viem. Sako, tai ką tu su targliais tampais? Čia va, gerai padaryta. Nu, čia va negražu, aišku, tie samarėzai visi. Čia matai, pas mus yra tokių gerų meistrų. Nu čia chuj, žinai, kad šitaip padarė, tai galėjo giblembai sukelt. Ir normaliai pastatyti. O tai jie, aš matau, jau užkūrė nebuvo ten tie, kur protingi buvo. Tai jie nustebo, supranti. Bet jie važiavosi? Važiuot nevažiavo. Nevažiavo, aš matau, kad ten ledas iš pačios toks iš senai primirkęs. Tai ko jie neėmė už štuką 100? Man buvo įdomu, šitą... Senai technikinė pasibaigusi, ne? Sausio vidurys. Aš neatsimenu, 12-13. Tai čia nuo sausio ir stovi, ne? Taip. Bet jau prikeldinėti nematėt jau tikslo turbūt. Yra raktelis? Volvo. Prabėgas dar krikščioniškas. Kas šitą? O šitas vairas bus užsirakinęs. Pramankštint reikia. Skysčiai kokie nors nedingdavo, nieks niekur nieko. Blemba, faktiškai aš manau, kad jie neturėjo dingt kažkur. Kas va čia, juda taip. Kažkas atlūžė, va. Nelabai suprantu, kas čia. Galėtų nemirtinai čia. Reiktų pagazuot gal. Dizelio, aišku, ne fontanas. Garuoja? Dūmai. Kas ten, kolikas kiauras? Kur? Ten prie to. Va čia? Matuoti. Bagazuok, kažkas čia man net nejasna. Kas čia tokio?
Nu, bet tai čia gazas, aš kaip suprantu, kas šį per chuinė. Nu, mechanikas kas ten tokia, aš nelabai vat įkertu. Nu, aš paguliu apie sunkvežius, išpasakot viską. Apie lengvasis. Kas šį per velnis, nesuprantu aš. Ну, ясно, ясно. Kažkas jasno. Nu, čia kaip ir nukris nori, nu gal nenukris. Gazas sklendė. Labiškai savo mechanikai pasuksiu, gal jis man kodės pasakys. Prastai, ten viskas. Galime čia biškį pravažiuoti, pabandyti. Sės dalykai iš šoną. Koks štuka 100 čia. Čia tiek kaip pizdėts jau. Čia štuka 100 visai netraukia. A? Be šanso, ne? Žiūrėjom privačioje aikštelėje, tai diržas mums kaip ir nebūtinas. Bet ten štuka 100 visai netraukia, ne? Iš kur čia ištraukia, kad čia štuka 100. Aha. Dėl to tai niekas ir nepirko jos teisingai. Tai vat vėl nežinau, ar jie varo ar ne. Man sniego vadovai pafilmuosi. Šitą tu pavarysi. Tai va čia, aš noriu labai spėšyti. Burnautėlį padarysi. Kad ten nesulūžtų. Burnautėlį moka. Ne, taip reikia. Tai kad neveikia, man atrodo. Tu išlypas. Eik, pažiūrėk. Eik, pažiūrėk, dar. Žinau, tai pažiūrėk, ar suksis ratai. Čia 4 varomi. O dūmina. Ne, nu bet jis turi buksuot kažkaip. Tai prasisuka galinis. Prasisuko? Kažkiek, bet ant pačio galo. Bet prasisuko 4 varomi? Ant galo kažkiek prabusavo. Reikia tada kaip... Ai, va, jis. Ai, bet įjungia. Nu, bet ir dūmina, a? Baisiai. Baisiai dūmina. Oi, matęs gyvenimo mašiniukas. 4 ant 4 nelabai susijungia. Kaip davė ciongų dūmų. Katilas. Ką čia inšruota jau turbūt, ne? Nežinau net ką daryti, daug visokių. Sunkiai čia bus į technikiniai paruošta. Galdeksas turbūt nedirba, aš kaip supratau. Bandžiau. Nu, ant sniego kažko nesujunginai man 4 visai. O čia jau bučina problema šitų mašinų. Kokia jūsų kaina šito daikto, taip kad atsikratyti jo? Kad išvežt mane. Nu tai ką aš tau galiu pasakyti? Duoda štuką 100, sakysiu štuką? Ne, tai žiūrėk, ar tau verta... Bet ar duosi tą štuką 100? Kažkodėl man atrodo, kad nelabai. Nu, taip, čia toks... Znait, labai tokinai... Smirtna tokia. Man patinka, kad važiuoju, man patinka nupirkt. A doka yra jos? Dokumentas yra kažkur nors žalias. Ko? Nenori aš tų energetinių, taip širdis stoja. Na jo, energetinius ei. Gert. Pirli. Koks gražus šienoras, manau, tai ką gera. Volvo nenupirkta. Na turinai ten tų niuansų, turi ir padūmina, ir ten kažkas kažkur, ir pakaba ten nenauja. Aišku, aš galbūt žinau, kam aš būčiau pardavęs, bet... Štuką 100 pasiūlė žmogus. Aš jos buvau nematęs. Atvažiavau, bamperis ant samarėzų, ten tas, anas, nu yra ten tų niuansų. Lūptas ne vieną kartą. Būtų dar ciela gražiai ir be tiek, ten su pakabos defektais. Nuvelnė su jo, galima nupirkti. Bet ten daugiau yra niuansų. Ir išsiaiškinau daugiau, apie kuriuos man nieks nieko neinformavo. Ir štuką 100, kaip zabytas, va, kaip vinys. Įkaltas, štai ir viso. Kažkas atvažiavo, pažiūrėjo, sako, štuką 100 duoda, tik kažkuria net nevažiavo. Kaip jie do štuką 100 nevažiuojant, jeigu reik pravažiuotųsi, tai gal ten dėžiai ar dar kažkam ragas.
Ir variklis apgautas aš likau dėl to. Tai nesakykit, kad aš neperku, nes nenusidariau. Ne, man sakė variklis 2436, ten 2 litrai 120. Nu, aš gavau tas feisų, variklis naujesnis. Nu, karoči, nenupirkau. Sakiau, jeigu neatsiras ten tie žmonės iš kaimo vietiniai, pasukit man. Štuką, sakau, duosiu, štuką eurų, betiecho mašiną. Ten paprastas mirtingasis jos gyvenime iš tiek nepirks. Nu, vienu žodžiu, likom nesusitarę. Tai vat, tokia ta kelionė į Rūdiškes buvo. Važiuojam į Vilnių, ieškosim kažką naujo. Fordas už 105 eurų į metalą. Į metalą, į metalą. Čia žmogų paleisim, iškart nuotraukas padarysim. Nupirkom iš vaikinų ukrainiečių automobilį. Pavažinėjo, kaip pirmą mašiną panaudojo, sako, nori duoti metalą, paskambino, kur jis įvažiuoja. 105 euriukų, vietoj 100 eurų, manau, tikrai uždirbsim. O tai va. Tai ką mes dabar darysim? Ogi atsisėsim į Fordą. Ir čia vietoj nufotkinsim. Iš karto. Iš karto mes jį nufotkinsim. Noriu pasakyti, kažkurį automobilį šitą nuostabų. Spjaudo, gaudo. Rankinis nelaiko. Žiūrėk, kokių čia žaislų yra. Bet vieną iš žaislų jisai pasiėmė kažkokią. Ką pasiėmė? Žaislų vieną. Žiūrėk, kokių žaislų yra, parodyk. Nu ką, greit fotkinam ir dėsim į skelbimą. Fotkinsim pačiu paprasčiausiu būdu, va taip. Cik, 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 cik. Saloną, vo. Cik, 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 cik. Daug pastangų čia dėti nereikia. Viskas. Ir čia važiuojam į rajoną ir dėsim skelbimą. Aš jau turiu vieną pažįstamą, sakė, bus tokių turiu paskambinti. Gal reikia paskambinti, ne? Aš turiu 100 pasiūlyti vietoj 105 eurų ir pamiršti. Taip ir padarysim, iškart pasiūlysim jam. Tai kol kas tiek. Pirmadienis bent kažką nupirkom. Susilažinom su savininku iš 50 eurų, kad rida tikra. Tai va, toj pasitikrinu per Car Vertical ir pažiūrėsim, ką parodys ataskaita. Kaip jūs galvojate, jeigu ir jūs norit pasitikrinti per Car Vertical savo automobilį, pavyzdžiui, kaip aš arba su draugu susilažinti iš 5 eurų su mano nuolaidos kodu, kainuoja 18 euriukų kažkur plius minusų centais tik tai pasitikrinti, tai ALA nuolaidos kodą paminėkit ir gausit ataskaitą. O aš einu į telefoną, pasitikrinu ir toj parodysim ataskaitą, tikra ten rida ar netikra, nes man atrodo, kad gali būti biški sukta. Nu vot, kur mes lažinamės, yra rida 200 kem štukų. Aš jau pasitikrinau ataskaitą ir to žinosiu tikrus, realius skaičius. Toj praeisim biškį šoną. Opa. Atsidarom ataskaitą. Nu ir ką jūs galvojat? Ogi odometras tai tikras. Yra nuotraukos va kažkokios. Pardavinėjimo jinai. Ir nuo 2019 Lietuvoj, taip. 22 nurida, kaip ir tikra atrodo. Būsiu pralošęs 50 eurų. Žalų nerasta, nieko nerasta. Vidutinė kaina 8,4, aukščiausia 9, žemiausia, Kas čia? Rinkos kainos istorija. Rinka baisiai nukritus. Nu va, 2 litrai 120 kW visų varančių. Nu blemba, geras automobilis. Geras automobilis. Vienu žodžiu, X yra geras automobilis su tikra ryda ir būsiu pralaimėjęs 50 eurų. Nu ką padarysi. Bet bent jau pasitikrinam. Jeigu jūs norite patikrinti savo automobilį per Car Vertical, panaudokite nuolaidos kodą ALAN ir gausite 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai tiek. Taip, vyksta bandymai. Padėsim rajone draugeliui Romui. Alio, kaip įsūkt man padėka, a? Įsukai ar ne? A, jis nežinojo, kad į kitą pusę? Aš manau, už tai, kad brolis jam davė patarimų, nes jis reikia pendelėm duot. Važiuosim tempt kažkokią Romko šiukšlę, mes šitą rajonę stojim, nėra ką veikti.
Laukiam, kol atvažiuos tralas mašinos, tad sugalvom Romui padėti. Pastatyti, gal atšals. Kitą mašiną. Kita mašina. Fokusiukas va jau rajone, laukia tralo. Ir fokusiukas parduotas už 300 euriukų. Tai 105 eurų, manau, vietoj visai neblogai. И бензовидас. Давай, paskui потом pizdiš. Tai va, tai už fokusą gausim 300 eurų, nupirkom 105, tai kai vietoj skaitau visai neblogai. Taip, Roma? Taip, taip. Vietoj, viskas vietoj. Svarbu parduot gerai. Kur tu čia lieki? Roma, žinokit, važinėja kaip žydas, jisai hup paėmė, aš ten tiesiai per aplinkui. Mum į dešinę reikės, į kairę nuvažiavo. Kur čia važiuoji? Tai prie garažo mašina. Kokio garažo? Prie mano garažo. Ai, čia mašina? Jo. Ir ją reikės nutempt ir imi. Aš galvoju, kad tenais. Ne. A, tai čia gerai, kad... Tenais. Jis silpnas lietuvis, žinokit, jisai šitas pabėgėlis iš Čekistano. Iš Lenkijos. Jisai Lenkas Lenkijoje nebuvęs. Įsivaizduojate, yra Vilniuje tokių Lenkų. Lenkijoje nebuvusių. Kiek kartų Lenkijoje buvęs? Ne, nu buvęs. Nu kiek? 5. Suvalkose. Kur ta Suvalkų. mašina? Šitas Opelis va baltas? Jo. O tokiam pizdagiai. Kaip jam pizda? Nu jisgi ten tada jau grybavo, ten įsikūrė, dar kažkas buvo. Nu tai sušalo saliarką. Kaip jį galėjo sušalti? Nežinau. Kas? Krenta variantai? Kiek pinigų? Kiek pridus? 400 000? Kos kiek nori? A, tai čia mechanas ar automatas? Automatas. Tai kaip tu bandėjai automatą užtemti? A? Kaip tu bandėjai automatą užtemti? Užvest. A, aš galvoju, tu užtemti bandėjai. Ne, tai dabar tempsim, nu. Aš galvoju, su automatą bandė užtemti. Aš gal už buksyrą pabandysim užkurt. Supratau. Nu kam aš susidėjau su Romka, pažiūrėkit, kiek pasisuitos. Ko čia ieškai? Blet, šito įsukt. Na? Įsukt, nu. O tai kaip tai pirmai tempiai? Aš netempiau, jis čia pati atvažiavo. O tai aš nesuprantu. A. Bet žinok, jau atšils kitą savaitę, tai gal biškį palauk, kol orai atšils. Nėra časų, laikas pinigai. Supratau. Nu, žinau, kad su Romka čia greit nebus. Iškart perspėju visus žiūrovus. Tai su Romanu ilgai nebus, nes pažiūrėkit, jos dabar snukė. Jisai važiuojam ten ant mašinos. Ne, jis kilpą turi. Dabar ieškos po visą mašiną kilpą. Aš žinokit, rajonas sovietologas. Tai dabar jis čia, nu, spręs. Reikalas. O. Kaip, ką tu čia darai, Romka? Tai gyva knopkė yra. Nedirbo. Tu nefilmuok. Po to niekas nenupirks. Nu, kaip tu čia, ai, tu spaudi iš viršaus, ne? Nu, Romanas, sakau, artistas neblogas. Filmuosim Romano darbą. Tai jau to vėl reiks lipti mašiną. Nu, pas Romaną šaranį duris iš vidaus neatsidaro. Ką ten ta mašina? Nežinau, siūlyt, sakė. Bet tokio daug jaunų. Gerai, Romanas šoka į Opelį. Mes į Volkswagen Šaraną ir važiuojam. Spėkit, kodėl mes vėl prisijungiam. Taigi Romanas trosą zaibys pririšo. Davai. Gerai trosą pririšai? Matai? Matot, vyras 35 metų pas nesusitvarko, reikėjo duoti mano specialistų broliui. Brolis toj pririš. Brolis sako, čia pizė. Čia pizė? Romanas kažkaip nesusitvarkė. Tai dar pakeliui kažkur į... Gerai, dalykai, pabandysim, man atrodo, bus gerai. Jeigu ratą nesusivinios, duosim broliui kamerą, tegul jisai filmuoja, nes aš manau, čia bus cirko. O smakartais biški bilda. Jasna. Su tam robisi, Roma. Sakai, jau bus gerai šį kartą? Bet tai ten tas... Bandymas numeris kažkelintas. Roma, gal tiesiog už Opel ženklo įbanį? Romka, kas čia daros? Ar nejaugi man reikės? Davai gal už veidrodžio. Davai. Tai kas ten vyksta? Gal užrys paprasčiausiai. Tai iš kur tu dedi? Iš kur tu ten dedi? Romanai, bet jūsų mašinos netvarkingos kažkokios. Labai tvarkingas. Tvarkingesnis negu jūsų. Kažkaip netrodo.
Зеленый, а потом хуй удлен же. Ну, але мне потрібно нового будеш купувати. Сам рішай. Все? Все, Романai? Nu gal? Kelintas čia buvo kartas? 5. Ne, 1, 2, 3. 5. 4, man atrodo. Nu, bandom. Nu bandom. Nu. Gal tu dėl liukai net nesėsk tą mašiną? Nu, aš per veidrodėlį pamatau. O, bet tai ten bamperį išplėšė, man atrodo, ne? A? Nutrūko? Aik tu savo, čia vapšė tokia lempa dabar. A, tai čia nuo šito nutrūko. Va. Jau Romanas virvės skolingas. Все, reikia rišti. Jau Romanas virvės skolingas taip ar taip, tai jau gali rišti. Atgal. Sakiau, kad nelipki mašina nėra tolko. Nu, va tai taip, va kažkaip ir gyvenam. Ten tas paprašo padėti, ten arba aš paprašau kažką, aš šiaip nieko neprašau. Va. Visą laiką sprendžiu, bet rajonas kaip ir Jokūbai paprašo pagalbos pasaulio. Taip, Romanai? Nu va. Taip, Alan. Nu va. Telefonu čia 10 tašiai. Tai va kažkaip taip. Ryša Romanas, tik nežinau, ar mes toli davažiuosim vėl priryšę. Ne faktas, čia ne faktas. Ne faktas. Jam čia, nu, 200 metrų. Čia jau būtume nustumę, jeigu rimtai. Ten tik į Rimyčią vietą jau būtume nustumę. O mes dar nuo kalnų net negalim nuvažiuoti. Nu. O, baliat, pizda. Kur jūs ten užkabina, aš nesu? O, tai dar dabar eismą sutrukdysim. Tai vapšė žopa. Aš sakau, mes būtume nustumę, senį. Gal stumėm tiesiog? Jofana. Tai virvė baigsis. Sakau, su Romka susidedi vienas problemos. Kitaip nebūna, va, rajono sovietologas. Susipažinkit, Romanas. O, žiūrėkit, sumirsiu kažkas lėkia. Pyksta dar gyvatė, matot? Tai tu ten ryši хуй знает kur. A? Tai kažkaip nežinau, nu. Čia ir ta virvė toj baigsis, mes dar iki... Ten, mums reikia va ten, va, parodyk visim, raudonas pastatas. Aš, man atrodo, mes jau būtume nustumę. Grinai. O dabar mes vis bandom tempt. Virvė nuplyš, vaduodu garantiją, iki Šiparijos nedavažiuosim. Nu gal tiesiai dabar kažkaip, a? Nu, bandom. Nes žmonės jau įpykę ant mūsų. Pikti visi. Gazuoja. Toj numuš mane dar netyčia. Nu, žiūrim, kas gaunasi. O, pajechali. Pagaliau. Filmuok, vis dar galima, atrodo, žinok, iš šiknį lėkti. Nu, jau tavo tokio turiu. Opa, nutrūkau. Все, mes jau jas stumsim, žinok, čia daugiau tai su nieks nevažiuos. Ne, nu, Romka, tu nejuokink žmonių. Romanai, gal stumėm ar čia paliekam? Nu, čia toli stumta, aišku, bet aš nežinau. Nu, stumėm, pažiūrėm, ar sunkiai stumėsi. Oi, va tai va, stumėm. Ne, bet žinok, sunku, Romka, nestumsim, labai sunku. Aš manau, mes čia ir paliekam. Dar, įdėjai kairį suko. Все, tegul ir stovi čia. Nu, čia viskas, virvė baigėsi, tu pažiūrėk, važiuojam virvės nuo jas pirkti. Kilpa nuo kitos mašinos. Nuo Opelio? Nuo Opelio? Nu, taip, nu, ne. Opelį turi? Ne. Ar tu nori nuo Subaru kokios kilpas? Nuo Subaru gal nori kilpas? Ką, trosą suėdė? Gerą, va. Liko metriukas pusantro. Nupirks Romanas naują trosą. Nu tai kol kas darbai baigti, man atrodo. Sakiau, kad čia nieko gero nežada. Alio, turbūt, prie laiptų, tu ten stoji prie pat šviesoforo kampe. Jo, toj būnu. Все, fokusas parduotas už 300 kraunam ir viskas. Все, gazuoja fokusas į antralo. Keliausi į šardymą.
Nu va, susidedi su Romka su juotologu. Buvo šviesu, kai pradėjom tempt mašiną, patempt reikia, aš nežinau kiek čia, 200 metrų. Jau sutemo. Mes dar vis bandome patempt. Tai trosą važiavom skolint kažkur. Toj dar ta trosą suplėšys. Mum jau trosą. Jeigu šitas suplėšys. Jau mum trosas skolingas. Jeigu šitas suplėšys, viskas, čia. Jeigu šitą suplėšam, jisai sakė vienas stums. Iki aikštelės, mes tiesiog filmuosim. Nu tai kažkai va taip ir leidžiam tą laiką. Tai tiek tų vat žinių pas mus. Pendelį Romkai zasadzim, a? Žiūrovai, zasadzim pendelį Romkai. Засадили. Nu čia už tai, kad pisusios tam nesąmonėm savo prisigalvojat. Lievų varkių kažkokių, nu. Trosą, tokį patį trosą paėmė, sako valaikys. Nu bandom. Net gali nelip daliukai mašiną, aš galvoju. Va, čia ir praseit netoli, jeigu ką. Bet jis nutrūks. Ar ne, kaip tu galvoji? A? Gal duot gazą, jeigu ką nutrūks, tai įstumsimės ją. Opa. Tai vat bus batai, ar ne? Gal čia pats jau įnredės? Tai važiuos įnredės palibomų. Va, trosas nutrūko. Aš ir sakiau, kad čia netrosė problema buvo. Nu, bet datempėm beveik. Nu, beveik. 3 trosus suplėšiam. Ir mums reikėjo grinai 200 metrų patraukti, patempt. Ir vis tiek ant galo stumt reikia. Sės, Romka, davai vairuok, mes jį pastumsim. Lip greičiau. Kur jis čia stums? Misija įvykdyta. O kiek nervų reikėjo tai misiją įvykdyti? 2 trosus reikia pirkti. Nu dabar važiuosim iškart mum nupirks naują. Sarkalkai degalinę. Reikia pažiūrėti, kur akcija. Nei... Pusę nupirksiu, kam nors. Senukas, lieksi dabar į senukus? Taip. Davai. Liek. Aš šitam zėdui gali iš 2 trosų vieną surišti ir duot. Štai girtas nepamatys. Viskas. Nutempiam gana. Oi, pavargau. Sveiki, sveikučiai, antradienis, vat, kaip matėt, skambina siūlė mašiną, galbūt tai lėksim Švenčionis. Ką aš noriu pasakyti, aš einu pažiūrėt, gavau siuntą. Vienu žodžiu, čia padėjau vienam draugui Perikūpui. Nu, draugai tapomės prie Facebooką, aišku, padėjau aš jam, užkliavau, padėjau aš jam kažką padaryti, ką aš jam padėjau. Paprašė ten nuvažiuot, įspręsti vieną problemą, vienu žodžiu. Vilniui parekomendavo mane, aš tą problemą kaip ir bandžiau įspręsti, galbūt kažkiek ir padėjau ją įspręsti. Jis skambina, sako, duok savo paštą artimiausią ir atsiųsiu tau dovanų. Tai nu pažiūrėt, ką gavau dovanų. Opa. Žiūrėkit. O gavau dovanų boosterį. Nu, nieko savo. Tai vis dėlto žinokit, kaip sakoma, karma grįžta. Va tiesiog padėjau, sako, skolingas, nenoriu aš tau likt. Atsiuntė boosterį dovanų. Smagi dovana, jaučiuosi labai nustebintas. Žinau, kad žiūri mano serijas, tai noriu padėkoti tau, ačiū labai. Linkėjimai iš Vilniaus į Kauną ir važiuojam toliau. Labas vakaras, antradienis buvo toksai tuštesnis pas mumis, bet į vakarą, ačiū Dievui, iškrito variantas. Nupirkom Toyota Avensis 2000 metų 1.8 benziną už 800 eurų. Be techo, be nieko ilgai stovėjus, paklausyt, kodėl tai brangiai, todėl kad turim kam ją parduoti. Jos perka į Afriką, į Kazakstaną. Nežinau, tik dėl žalios šviesos, žalios spalvos kaip čia bus. Aš galvoju, kad jinai pilka. Tai va, tai nežinau kaip tik dėl to. Bet šiaip nupirkom ir aš manau, aš už ją rytoj turėčiau gauti kažkur apie 1300 eurų, nes tokių mašinų jau nėra. O jinai kūrėsi, važiuoju, oro pripučiam ir lekiam karočią su ją. Tai vat. Dar yra katalizatorius, kurį mes paliubomų išpjausim, nes jis ten tikrai nereikalingas afrikiečiams. Gal dar kokią 100 atmušim. Nu ir viskas.
Ir viskas. Tai va toks tas antradieniukas pas mus. Buvo daug praniucinta, daug variantų praieškoti ir ačiū dievuliui, kad kažką išgaudėm. Tai kol kas tiek. Rytoj rodysim Toyota, kai pasiimsim ir taip toliau.